Sveikas atvykęs į naują seriją 10 dienų, 10 side hustle, kur aš kiekvieną dieną tau pristatysiu naują papildomą veiklą, kurią gali pradėti dabar. Ir nesvarbu visiškai, ar esi studentas, bedarbis ar nieko neveiki, kartais viskas, ko reikia, yra labai mažas žingsnis. Tai ką, manau, nešvaistom laiko ir šokam tiesiai prie pirmo. Ir pirmas side hustle yra content clipping. Tai nežinau, koks tavo screen time'as, bet mano gan nemažas, bet įsivaizduok, jeigu tu galėtum paversti savo screen time'ą pinigais. Kiekvienas brandas nori daugiau peržiūrų ir vis ieško naujų būdų, kaip jas gauti. Content clipping tai yra gan naujas būdas, kaip tu gali paimti jau esamą brando turinį ir contentą ir paversti tai naujais video. Gali uždėti kažkokią naują hooką, gali padaryti kažkokią tai cool editą, galbūt nufilmuoti savo reakciją. Čia yra daug vietos tavo eksperimentam ir kūrybai. Kiekvienas brandas nors ir turi kažkokias tai taisyklės, jos dažniausiai nebūna labai griežtos. Ir dabar prie pačios smagiausios dalies. Tu čia uždirbi už sugeneruotas peržiūras. Tavo valia, kiek tu nori susikurti skirtingų akauntų, kiek video nori postinti ir tu gauni po $1 ar 2 už 1000 sugeneruotų peržiūrų. Nėra jokio prisirišimo, nėra jokių kontraktų ir taip toliau. Ir mano agentūra kaip tik pradėjo siūlyti šitą paslaugą, tai jeigu tu turi kažkokį tai brandą, kuris galbūt norėtų daugiau viewsų, arba esi galbūt žmogus, kuris norėtų klipinti ir daryti šitą kontentą, tai būtinai parašyk man ir aš kaip Uberis jūsų jungs. Tai ką, šiandien tiek, rytoj grįšiu su nauju, o jeigu neturi kantrybės ir nori pamatyti jau visus 10 ir kaip aš truputį apie juos dypinu, tai pakomentuok ir atsiųsim tau į PM YouTube'o linką. Sustiksim ryt. Čiau.